Labą dieną. Kviečiu klausytis tylių pokalbių. Šiandieną tylus pokalbio tema tokia, sakyčiau, visą gyvenimą stengiuosi išvengti šitų temų. Kalbu apie mamas ir tėčius, kurie išgyveno dėl savo vaikų, galbūt jos prarado. Apie tos mažosius angelus, kurie danguje ir saugomus ir mums sunku juos paleisti. Ir šiandieną mano viešnia yra mama Milda, kurią jos Alisa, mama, sesė, tėtė ir artimuosius jau 3 metai saugo kaip mažas angelėlis. Šiandieną prieš pokalbį dar įlindau į socialinius tinklus. Galvoju, ką Milda ten rašo, kaip ji mato savo gyvenimą šiandien. Iš tikrųjų, šiandieninio gyvenimo nedaug pamačiau, bet štai perskaičiau tokį dalyką, kurį noriu jums ir pacituoti. Tai yra Mildos tekstas, kurį rašė 23 metais. Tai yra tais metais, kai išėjo Alisa. Girdžiu, skaitau, palikime ramybėje mirusius. Leiskite paklausti, ar mūsų meilė jiems trukdo, ar mūsų pokalbiai, laiškai juos skaudina. Ar turime pamiršti savo istoriją ir ištrinti iš savo atminties tai, kur buvome laimingiausi, kur gyveno laimė, meilė ir pilnatvė. Istorija gyva, kol plaka mano širdis. Aš mama visų savo vaikų, kol plaka mano širdis. Mylėsiu tave amžinai, brangi manesi visada, kol plaka širdis, kol alsuoju, tu mano dukrytė esi. Ir toliau Milda kalba apie prabangą jausti. Galbūt šiandieninio mūsų pokalbio tema ir tebūnie štai tokia prabanga jausti. Labas, Milda. Labas, Daiva. Ačiū tau, kad atėjai ir sutinki kalbėtis tokia. Na ir vėl. Ta tema niekada nebus lengva, tiesa? Tikrai ne. Tikrai ne, bet tai yra ta tema, kuri visgi yra mano gyvenimo dalis ir norėtųsi, kad jinai būtų visiems priimtina, o nebandytų ją ištrinti iš manęs, iš mano istorijos. Priimtina tai reiškia, kad nebijotų prisiminti tavo dukrytę, nebijotų kalbėti apie... Taip, aš visą laiką žmonėm, kurie paklausia, sakau, būna dažnai klausia, ar tau skaudu prisiminti, ar tu staiga prisimeni, ar kažkokia vieta priminė, ar daina priminė. Bet tai yra ne apie prisiminimą, nes dukra mano širdį, mano galvoj yra visą laiką, taip kaip ir mūsų visi vaikai, ne? Mes mamos nuolat apie savo vaikus galvojam, tai iškeliavus vaikui niekas nuo to nepasikeičia. Vaikas yra šalia, mintyse, širdį tu nuolat su savo vaiku ir yra labai gera jausti, kai žmonės tau leidžia prisiminti su jais kartu savo gyvenimą kartu su tuo vaiku. Leisti būti mama, leisti mylėti ir tiesiog Alisos vardas, jisai gali skambėti tiek mano lūpose, tiek mano draugų. Ir mane labiau skaudina bandymas neprieiti ir neprisiminti tos temos, negu jos vardo girdėjimas iš kitų lūpų. Bet tu supranti, kad greičiausiai tie žmonės, kurie yra šalia tavęs, jie gali tiesiog bijoti, priminti ir prisiminti. Nes galvodami, jeigu priminsiu, skaudinsiu, pakrapštysiu tą skaudžiai vietą. Tai taip, mūsų artimiausi net žmonės iš tikrųjų, jie bijo tos temos, bijo liesti, nes nežino, kaip ir tu sakai, kaip mus palies. Bet labiau paliečia vengimas. Kai vengiama yra iš tos temos, jinai paliečia labiau ir skaudžiau negu kalbėjimas ir tiesiog tiesiai šviesiai paklausimas, kaip tu tame būni, kaip tu tame gyveni. Tie jausmai, meilė vaikui, jie niekur nedingo. Ir aš ją myliu iki begalybės, taip kaip mylėjau esant gyvai.
tik tai ta meilė, kaip mums reikia. Tėvams, netekusiems vaikų, mums reikia išmokti tą meilę jausti kitaip, be fizinio kontakto, be galimybės apkabinti, be galimybės paglostyti plaukus, be galimybės pasakyti labanakt, be galimybės išgirsti mamą aš jau namuose. Mūsų meilė neteko fizinio objekto, bet jinai pati tai niekur nedingo. Ir būtent, kad pasaulis mūsų, jisai toks jausmas, kad nelabai pripažįsta vaikų išėjimo iš to pasaulio anksčiau, negu išeina tėvai. Tai yra tokia tema, kur ne tik, kad žmonės nežino, kaip kalbėtis su netekusiais vaikų, bet aš dažnai pagalvoju, kad net nėra ir žodžių žodyne apibūdinti šitam jausmui. Nei kas aš esu netekusi vaiko, nei to skausmo didumo jausmui apibūdinti jo irgi nėra. Ir mes nugyvenam sistemoje, kur nuo vaikystės sakoma, eisi į darželį, eisi į mokyklą, baigsi universitetą, jeigu pasiseks, sukursi šeimą, turėsi vaikų, palaidosi tėvus, tave vaikai palaidos. Ir tu staiga iškrinti iš visos šitos sistemos. Tavo protas klykia, kad taip neturi būti, nes ne tam tave ruošia šitas gyvenimas. Ir kai tai atsitinka, atrodo, tu net nebetelpi ir savo kūne su tomis mintimis, nes ne taip pasaulis šitas turi būti. Ir atrodo, kad tu pradedi gyventi kitam pasauliui, kažkokioj paraleliai, kur tas visas vyksta ir tu tame esi, o likęs pasaulis kaip ir to net negali suprasti, toks jausmas. Nes šitą jausmą ir mūsų būseną suprasti, aš dėl ko sakau mūsų, nes tikrai ne vieną mamą ar tėtį pažįstu, kuris neteko vaikų, neįmanoma ir aš niekam nelinkiu įsivaizduoti. Ir tam pasiruošti negalima, kaip sako, tai vaikas sirgo, tugi žinojai, kad nebėra gydymo ir panašiai, bet ar įmanoma pasiruošti vaiko netekčiai ir išėjimui? Nemanau, nes tu vis tiek iki paskutinės minutės lauki stebuklo, kuris neįvyko mūsų atveju. Bet pasiruošti, man tas žodis toks labai neįmanoma. Ta prasme, net ir pats būdamas tame, eidamas tuo keliu, žinodamas gydytojų prognozes ir šiaip matydamas savo vaiką jau visame tame, tu negali įsivaizduoti, ką tu patirsi, kai bus iškvėptas paskutinis atodūsis. Juk žinia apie ligą jūs ištiko kaip, iš tikrųjų, labai netikėtai. Paskutinę metų dieną? Ar pirmą naujų metų dieną? Pirmą naujų metų dieną aš pamačiau Alisos deformuotą pilvuką ir kažkaip tokia nuojauta buvo, kad pradžiai tiesiog nesupratau kas, bet paskui paskambinau greitai ir sako, tai atvažiuokit, sulašinsim lašinę. Jinai ten prieš tai šiek tiek sirguliavo su sese, tai mes apie kažką tokio labai blogo net ir nepagalvojom. Pasakei, sese, mes nepasakėme, kad Alisa yra iš dvynukių. Taip. Turi sesę dvynukę Matę. Jos labai panašios? Ne, jos yra labai skirtingos. Labai skirtingos. Tai tą sausio 1 dieną, kai tu atradai, kaip sakai, pilvuko pakitimus, ko gero iš karto jį ir savo antros mergaitės tikrinti, ar jai viskas gerai? Tai apžiūrėjom, aišku, bet ta diena tokia labai keista buvo, aš dar išėjau pasivaikščioti, tada grįžau, nesakau, reikia kažką daryti ir pasakė, kvieskit greitai, aš sakau, aš pati atvešiu ir mes tiesiog su ta mintim, kad mes šiandien niekur neišvažiuojam, paėmiau Alisą ir išvažiavom, o vyrą
palikau su Mate laukti. Bet mus ten, aišku, paėmė apžiūrėti, sulėkė daug žmonių, nes sako, čia blužnis, čia kažkas, ta prasme, tikrai nieks negalėjo pasakyti, kas tai yra. Kiek metukų buvo mergaitėms? Metukų buvo 5, virš 5 metų. Tai, žodžiu, mum tyrimų jokių nepadarė, nes tai buvo sausio 1. Pasiūlė važiuoti namo arba laukti ryto. Mes kažkaip nusprendėm pasilikti. Ir ryte anksti mus paėmė echoskopuoti. Echoskopuotojo klausimas pirmas buvo, kur jūs taip ilgai buvot, ir aš supratau, kad kažkas yra nenormalaus, ir paskui, kaip išaiškino, auglys jau buvo nuo diafragmos iki klubo, vėliau paaiškėjo netgi metastazės plaučiuose. Ir aš paskui kaltindama save, kur aš buvau, kodėl aš nemačiau. O kaip tu galėjai pamatyti, jeigu vaikas jautėsi gerai? To guzo, to pilvo. Aš galvoju, aš vakar masažavau, užvakar pilvuką, ir aš tikrai nieko nemačiau. Pradėjau žiūrėti nuotraukas telefone, jos lankė gimnastiką, kur tiltelį daro, galvoju, taigi ir treneris galėjo pamatyti. Ir tiesiog ieškojau, kur aš buvau. Kodėl aš nemačiau, nes pirmas mano klausimas ligoninėje, kai jau mus nusprendė guldyti, atėjus pas, nežinau, ten ar gydytoja, ar sesutė, buvo, kur tu buvai, ar tu nematei. Nemačiau. Ir nebuvo jokių ženklų, absoliučiai jokių ženklų, išskyrus tai, kad jos abidvi prieš naujus metus turėjo temperatūros, abidvi. Ir tai, tai yra normalu, kaip ir visiems vaikams. Tai va, ir paskui sekė žinia po žinios, tokių, kur viltingai tikiesi, kad nepasitvirtins, bet pasitvirtino onkologija, inkstų auglys su metastazėm daugybiniam plaučiuose. O jie tutėliau. Bet gydymas įvyko prieš operacinis, išnyko metastazės plaučiuose. Tas auglys sumažėjo iki vaikiško kumščio dydžio, kas teikia labai labai daug vilčių. Ir mūsų diagnozė buvo, kur vaikų išgyvenamumas yra virš 90%. Aš atsimenu, kai man pasakė, kad tai yra onkologija, tai man onkologija vaikų ypač buvo visą laiką tokia tabu irgi tema, kur man buvo labai sunku matyti per televiziją rodomas. Ir baisu kalbėti. Ir atrodo, kad jeigu kalbėsi apie tai, dar prisišauksi tą bėdą. Taip, ir galvoju, geriau, tabu tokia. Tegu būna tai tabu, kaip atskiras pasaulis, kuris lik ir pats neleidė tam ne būti. Mano, ir aš tikiuosi, kad ten nebūsiu. Ir mano pirmas klausimas chirurgui, nes mes chirurgijos skyriui buvom, kur mes turim šansų gyventi. Man tiesiog toks klausimas, nes kai tiek skamba visko, kad ten jau sako taip, ir iš tikrųjų tas gydymas labai teikia vilties. Aišku, kai Alisai paskyrė operaciją, tai buvo pati pirmoji karantino diena, kur buvo labai sunku mano pažadas atvykti į reanimaciją. Taigi čia karantinas. 2020 pati pradžia, ir mes atvykom operacijai per pačią pirmą karantino dieną, kur dar net nebuvo aiškių tokių tvarkų. Ir aš ateinu jau po operacijos, ta reanimacija sako, mama, ne, jums čia negalima. Ir aš galvoju, o mano pažadas tai buvo ateiti. Tai buvo ir tas momentas labai sunku. Ir ką, tada užsidarė ligoninės, tėčio sesės nebeįleidžia, jokių fondų į koridorius neįleidžia, jokių veiklų nebėra, tu esi viskas atskirtas nuo pasaulio, net irgi savo. Tai toks labai labai sunkus momentas visame tame dar būti pandemijoje, dar bandyti išlikti tokiam viltingam ir ieškančiam išeities iš tos padėties. Ir Alisa keliavo gydymo keliu lygiai 3 metus, aš kaip sakau, sausio 9 jos gydymas prasidėjo, po 3 metų sausio 8 jinai iškeliavo. Tai toks labai įdomus rato uždarimas buvo, atrodo, net su tom pačiom sesutėm ir gydytojom, taip susidėliojo. Ir labai tuose 3 metuose buvo daug vilties,
bet kartu ir buvo labai daug to tokio jausmo, kur tave atrodo gulinti muša, nes atrodo gydymas įvyksta, pasiseka, staiga po patikros atsinaujinimas, vėl gydymas, vėl atsinaujinimas, užsienio ekspertų patarimas nebegydyti, bet mūsų gydytojas užsispyrimas visgi kovoti, bet visiškas toksai, net nežinau kaip pavadinti, kai prie viso to, kai gydėm atrodo plaučius, nes plaučiuose buvo pasikartojimai. Metastazės. Metastazės, ta prasme, inkstuose ten nieko neatsinaujino, nes inkstą pašalino. Per vienus kontrolinius tyrimus prieš chemoterapiją nustatyta leukemija. Papildomai. Papildomai leukemija. Ir tuo metu plaučiai buvo švarūs, pradėtas gydymas nuo leukemijos. Bet žodžiu, įgojau prieš lemiamus nutarimus daryti kaulų čiulpų transplantaciją, ten ir panašiai donorai rasti, viskas tiko, viskas atrodo įgoj. Atsinaujino plaučiai ir mes sulaukėm skambučių iš gydytojos, kai jinai sako, gydymo nebėra. Sako, jūs dar turit mėnesį, kol jinai jausis gerai, sako, važiuokit į kelionę. Ta kelionė, kur Alisa svajojo nuo pat gydymo pradžios, tai buvo jos viena iš svajonių išvykti į kelionę. Tai žinokit, mes paklausėm, mes tai padarėm ir esam dėkingi už tą patarimą, nes be gydytojos palaiminimo turbūt nebūčiau priėmus ir drįsus priimti tokį sprendimą išvykti. Ir dar dabar žiūrint tas nuotraukas, tai tikrai matau, ten gyveno laimė, kad ir kaip skaudžiai, bet dar vis tikinti stebuklo, nes Alisa jautėsi puikiai. Kiek jūs turėjote tos laimės dienų? Savaitę. Bet laimė nėra ten tik savaitė. Šitie visi 3 metai buvo tokie pilni gyvenimo, kad ir pandemija, ir ta kova už išlikimą mūsų visos šeimos. Ta prasme, buvo tiek daug patirta, tiek daug visko tame būta, kad net nežinau, atrodo, ką dar galima gyvenime nuveikti ir patirti. Nesakant, kad jau viskas aš pasiekiau, ko norėjau, bet tai, ta prasme, pilni meilės metai, ta prasme, tikrai taip. Viltis nebuvo jūsų apleidus? Iki paskutinės minutės tikėjau, iki paskutinės sekundės laukiau stebuklo, kol paskutinę naktį aš kažkaip, mes buvom ligoniniai. Ir sakau, Dieve, aš jumis pasitikiu, sakau, darykit tai, ką jums reikia. Tiesiog aš jau sakau, vat man yra, apie tai yra paleidimas. Ne tai, kad aš paleidžiu ir pamiršau, o kad aš pasitikiu jumis ir leidžiu daryti taip, kaip jums reikia, be savo norų, lūkesčių, kontrolės. Kad aš paleidžiu tai, ko aš negaliu kontroliuoti ir tai, kas ne mano. Ne tai, kad ne mano vaikas, bet, prasme, ne mano sprendimas visgi tai yra. Ir jos paskutiniai žodžiai buvo paleisk, paleisk, paleidžiu ir aš. Ir labai ilgai galvojau, kas yra tie žodžiai ir dar gal iki dabar nesuprantu, ką aš paleisti turiu, bet kad paleisti ranką jos turėjau, tai tikrai. Alisa taip sakė? Taip. Čia yra Alisos paskutiniai žodžiai. Ir po minutės jinai iškeliavo. Jinai tą rytą tiesiog atsikėlė, nusiėmė deguonies kaukę, sako, man nieko nebereikia. Aišku, jinai buvo vaistuose, bet tie žodžiai, aš tikiu, kad buvo iš sielos gelmių. Ir ką jinai man dar paliko, tai dar irgi taip įdomiai gavos, kad mes per mano gimtadienį išvažiavome į ligoninę. Ir aš galvau, gausiu tikrai gyvenimo dovaną, kad jinai įvyks stebuklas, pasveiks, gal kažkoks stebuklingas gydymas įvyks ir panašiai, bet
O tavo gimtadienis tarp Kalėdų ir Naujų metų. Taip. Šitą Tai, žodžiu, savaitę. mes nuo mano gimtadienio iki sausio 8 dienos praleidom visi kartu ligoniniai. Pasirodo, jinai labai daug ko mums nesakė, kad jie ir skauda ir panašiai, nes jin tiesiog nebenorėjo būti atskirta nuo šeimos. Ir kai gydytojai asmeniškai pasakė, kad mes galėsim visą šeimą būti kartu, tai jai tikrai labai palengvėjo. Bet ką aš norėjau pasakyti apie tą dovaną. Aš gavau dovaną, patvirtinimą ir irgi iš Alisos. Jinai žiūrėjo filmuką, pažiūrėjo, išjungė kompiuterį, tada taip prigulė. Ir jinai man sako, mama, aš taip ką, sako, tu žinai, kur aš tik ką buvau? Sakau, kur, nes tikrai niekur nebuvo. Aš tik ką buvau ten, kur gyvena sielos ir angelai. Ir aš galvoju, nenoriu apie tai kalbėti, nes aš nenoriu tavęs ten paleisti. Bet kažkaip kilo klausimas, sakau, ir kaip tau ten? Ir jo žodžiai buvo, kaip ten faina. Ir supratusi savo jausmą, kad kaip ten faina savo, bet mama, man gerai ir čia. Toks, lyg atsiprašydama. Taip, lyg atsiprašydama, kad jai ten patiko, bet šitie žodžiai mane veda į priekį. Tik dėl šitų žodžių aš galiu gyventi ir pasitikėti. Jie ir Dievu. Tai kai aš pradžioje pavadinau išėjusius vaikus angeliukais, tu taip ir įsivaizduoji, kad jinai yra ten, kur gyvena sielos? Jo, aš nepavedu jai saugot manęs ir globot, ar padėti priimti sprendimus, bet kad jinai yra arčiau negu aš net galiu galvoti, tai jaučiu širdim. Nežinau, širdim. Taip kaip pajutau jų vardus, taip kaip jutau, kad aš lauksiu dvynių. Tokie dalykai kažkokie iš pajautimo atrodo, kaip iš anksto pasirašyti susitarimai ir sutartis. Ir tas jausmas nepaleidžia, kad jinai yra šalia, bet kad trūksta apkabinimo ir trūksta jos buvimo to žmogiškojo, tai nemeluosiu. Nepakanka man kaip žmogui tik jausti, kad jinai yra šalia, nes vis tiek skauda. Nes tai yra ne tas pats. Bet apkabinimą dažnai jaučiu. Jauti? Taip. Jaučiu, paprašau, kai būna labai sunku, tiesiog prašau apkabinti, nesaugot, neglobot, nepavedu savo vaikui daryti globėjiškų pareigų, kaip sakyt, bet apkabinimo paprašau. Į sapną pasikvieti? Nesapnuoju. Nesapnuoja? Sapnuodavau tik tai baisius sapnus, kur jinai grįždavo ir žinodavau, kad vėl teks atsisveikinti. Tai vienintelį kartą sapnavau, kur mes buvom apsikabinę ir aš labai ilgai raudojau. Bet sapnuose nedovanoja man šito dalyko. Turbūt turiu išmokti pajausti kitaip ir nelaukti, kol užmigsiu. Klausyk, o kaip matė, kaip jinai išgyveno ir suprato visą šitą sesuo? Išgyvena dar vis išgyvena, taip kaip ir mes su vyru, dar vis išgyvenam ir išgyvensim dar iki savo iškeliavimo į kitą pasaulį, nes jai be galo sunku, nes tai sesė dvynė, bet ir turbūt sielos draugė, nežinau kaip pavadinti. Tarp jų toks ryšys begalinis ir jos ištarti žodžiai gal po metų buvo, mama, tai kiek aš čia dar be sesės turėsiu gyventi. Tai tokie žodžiai, kurie paliečia stipriai ir tu supranti, kad Alisa mumise pasėjo labai daug meilės, jinai davė daug mums meilės, tokios, kur mums dabar labai trūksta šitam pasauliui. Ir kurią mes turim išmokti kažkaip pasimti kitaip. Išmokti būti tame nefiziniam kontakte. Turbūt taip pasakyčiau. Tai gal jūs jau išmokot? Gal išmokom, bet
Ar jauti, kad jūs tą patį pasaulį šiandieną jau čiupinėjate kitaip? Tos elementarius dalykus, kuriuos, tarkim, mes priimam kaip elementarius dalykus, šiaip gyvendami, bėgdami nuo ryto iki vakaro, jūs jau vertinat kitaip. Jūsų išgyventa patirtis ir jūs, Alisa, jūs išmokė kitaip visą tai pajausti ir džiaugtis gal kitaip. Aš kažkaip pati iš savęs, tai turbūt iš vis nustojau vertinti. Pavyzdžiui, manęs kai paklausia, kaip gyveni, ir aš kažkada galvoju, o kaip aš galiu būti vertintoje savo gyvenimo. Nu, aš gyvenu savo gyvenimą ir net negaliu norėti, kad tilptų viskas į vieną žodį gerai. Aš supratau vieną dalyką, kad gyvenimas yra jisai visoks, kaip ir mūsų jausmai yra visokie. Ir leisti tam gyvenimui ir jausmam būti visokiems, tai yra tas turbūt pagrindinis dalykas, kurį aš supratau. Kad aš negaliu norėti gerumo savo gyvenime, tik laimės, kad aš norėti tik tai džiaugtis ir būti laiminga, nes mano atveju tai iš vis tada nebeįmanoma tampa. Nes skausmas begalinis, ilgesys begalinis, bet man yra nesunku tame ir nusišypsoti, ir kvatotis, ir šokti, kartais raudoti. Tiesiog tas priėmimas to visko. Ar tu prisijaukinai skausmo jausmą? Ar būna dar taip, kad tau užspaudžia taip paširdžius, kad fiziškai negali? Tikrai taip. Būna taip? Jūra banguoja. Na, aš galvoju, gal tu jau išmokai jį kažkaip minkštai pasidėti dušiam kažkokiu pagalvėliu. Žinai, kad tas skausmas yra, paglostai galvą, supranti, kad jis yra, tegu būna, bet tu minkštai mokai su juo. Daugiau aš nusišypsau prisimenant ir būnant akimirkose, kai leidi savo pabūti ir žiūrėti ar į nuotrauką, ar klausytis mėgstamos dainos, ar būti vietoj, kur mes mėgdavom būti kartu. Aš dažniau nusišypsau, negu verkiu. Bet kartais raudu balsu, tai tikrai taip. Nes tiesiog tas ilgesys jisai didėja. Ilgesys didėja, nes pradžiai kažkaip toks turbūt vis tiek būna ir šokas, ir kažkas, o tu kiekvieną rytą prabundi ir susitaikai su tuo, nesusitaikai net, bet tu kiekvieną rytą patiri vaiko netekti. Ir tie rytai dabar taip, jie lengvesni. Bet tik dėl to, kad laikas, kaip sako, daug kas gydo, bet aš manau, kad laikas duoda erdvės išmokti tame būti. Ir viskas labai priklauso nuo to, ką tu su tuo laiku darai. Ką tu jame veiki ir kaip tu leidi savo jausti, būti. Nes skausmą aš jo nebandau nutraukti ar kažkam atiduoti. Aš tiesiog jam leidžiu pabūti, bet neleidžiu užsibūti. Dėl to, kad jisai palaiko prisiminimus? Ne. Jis leidžia jausti? Skausmas jisai gimsta iš meilės, iš trūkumo, iš ilgesio. Ir tas skausmas jisai yra būtent iš to noro, kad būtų kitaip, taip kaip turėjo būti, atrodo. Aš galvoju, kaip yra žmonių, kurie galbūt pasielgia kitaip. Skausmo jausmas, skausmo jutimas. Jis yra toks sunkus ir nepakeliamas, kad galbūt norisi pabėgti, užsimiršti. Tada būdų užsimiršimų yra visokių. Vienas iš jų, nežinau, geri piliulės, kad nieko nejaustum. Juk yra toks būdas. Yra. Dar ką nors geri, kad nieko nejaustum, kad užsimirštum. O tu sakai, skausmas, aš jo net nebandžiau išėst. Aš nemokėjau kitaip. Pavyzdžiui, jeigu kažkas kitas eina į darbą, kad negalvoti, ar daro kažkokius kitus veiksmus, priima sprendimus, man net nebuvo minties nei piliulių, nei kažko. Aš tiesiog leidau savo būti savo gyvenime. Leidau savo patirti, kad ir leidau, nežinau, išbūti savo tuose jausmuose ir kol supratau, ką aš jaučiu ir kaip aš noriu jaustis ir ką aš noriu daryti,
kai užvaldo Alisos prisiminimai, ta prasme, net, sakau, tai nėra, kad prisiminimai ateina ir išeina, tai yra nuolatinė būsena, tas vaikas jisai čia, kaip ir matė, taip ir Alisa visą laiką čia, bet kartais tiesiog būna stipriau užspaudžia, bet aš supratau, kad aš noriu, kai tame būnu, labiau nusišypsoti ir pajausti tą apkabinimą, negu savo nesusitaikymą, kad taip įvyko. Nes tikrai sunku susitaikyti su tuo, kad nebėra, sunku, supratau kažkada net, kad ir aš visgi ir ant Dievo supykau, taip kaip vaikai supyksta ant mamos ar tėčio, kai kažko negauna, ko labai labai nori. Kodėl tai leidai, ar ne? Taip, kodėl negirdėjai, kodėl neišgirdai, ar aš per mažai, kuo aš blogesnė negu atrodo kiti, kurių tu maldas išgirdai, bet su tuo irgi ateina daug vidinio pokyčio, to pasitikėjimo. Aš dabar sakau, aš tiesiog neieškau prasmės Alisos netekty. Aš tiesiog pasitikiu, nes aš negaliu ieškoti šitame dalyke prasmės žemiškos, nes jos tiesiog, čia nebežemiški dalykai. Ir tiesiog savo protų nebeieškau prasmės. Kai tu sakai, aš tiesiog pasitikiu, tai reiškia, kad aš tikiu, kad tu ten, kur tau gerai. Ar taip išverčiau? Aš net kartais dvejoju, kur jinai yra ir kaip, ta prasme, protas vis tiek žaidžia žaidimus. Bet aš pasitikiu tuo, kas įvyko. Nebeieškau atsakymo, kodėl tai įvyko. Kam to reikėjo man, ką aš iš to išmokau. Nes man atrodo, mes jau per tuos 3 ligos metus labai daug išmokom ir sakau, mirtis, sakau, buvo toks dalykas, kur nesupratau. Ką man dar to reikėjo, aš nežinau. Tai vat aš ką noriu pasakyti, kad turbūt ne visada reikia ieškoti tos žemiškos ir protui paaiškinamos prasmės. Kartais turbūt geriau pasiduoti tam savo nežinojimui, savo leisti pripažinti, kad daug ko aš nesuprantu, daug ko aš nežinau, bet leidžiu tam būti. Kiek tu stiprybės turi savyje ir kaip tu visus tos metus turėjai stiprybę, tikėjimą, kad vis tiek kažkaip tai bus ir tas, kas bus gerai. Aš nežinau, ar aš taip sugebėčiau. O meldėsi? Meldžiausi ir prieš interviu. Aš prašau visą laiką Dievo vedimo. Aš nesu religinis tikintysis. Man Dievas tikėjimas yra aukščiau už bažnyčias ir religijas. Nesakau, kad tai yra blogai, bet man tai yra tiesiog širdies bendravimas, tie tylūs pokalbiai su savim, su Dievu, su vaiku, su tie nebylūs klausimai, nebylūs atsakymai, kurie ateina paskui per vedimą. Tu žinai, kad aš irgi turėjau tą sunkų momentą, kai labai anksti mano duktė atėjo į šį pasaulį. Aš tik tada išmokau potyrius. Aš iki tol melstis nemokėjau. Ir tai dariau rytą ir vakarą ir turbūt mane išgirdo, kad Adelė jau 24 metai bus. Bet aš tos klausimus, kokius tu turėjai, aš irgi turiu. Kodėl? Atrodė, moteris tiesiog šiaip sau nesupranta, kaip pastoja, nesupranta, kaip pagimdo. Ir tas vaikas vienas po kito. O aš tiek laukiau ir man davė ir taip sunkiai. Kodėl? Bet, žinok, ir vienuolius aš tada normaliai pakankinau su savo klausimais, bet atsakymas buvo vienas, Dievo kelias nežinomas. Taip, tiesiog taip yra. Ir nereikia jo taip įžmoginti ir paversti tiesiog žmogiškąją prasme. O kaip kitaip pačiai pajusiu?
Jūs turite man parodyti kažkokiais gerais darbais, kad mane girdi. Visi žmonės taip galvoja. Taip, tai aš irgi Taip, aš galvojau. turiu matyti, kad tu mane girdai, va aš išmelsiu sveikatą savo artimam žmogui. Išmelsiu dar ką nors, nu, bet aš turiu suprasti. O čia dabar va, nesupranti. Ir tas supratimas, kaip čia pasakius, giluminis, kurį tu turi. Kai jo reikia daugti. Arba gimt. Arba gimt. Arba iki jo reikia daugti. Nežinau iš kur. Nežinau ir iš kur ta vadinama stiprybė, nes aš nesijaučiu nei stipri, nei, kaip sako, tu tiek šviesos skleidi, nesijaučiu nei aš ta šviesi, nei tiesiog turbūt tai yra duota ir ne mano. Nes aš tikrai nesijaučiu nei stipri, nei kažkokia kitokia. Mes visi, aišku, skirtingai išgyvenam tą patį vaiko netekti. Nemanau. Skausmas, galų gale nepamatuosi, žinoma, kuris čia didesnis skausmą nešiojasi. Tai man atrodo, kad reikia nustot matuoti, nustot žiūrėti, kam lengviau. Kažkas neteko kelių vaikų, kažkas neteko vieno, kažkas ligos patale, kažkas avarijų, kažkas nesulaukia vaiko grįžtančio iš būrelio ar panašiai. Nustot matuoti ir leisti būti, leisti jausti, nes mes kiekvienas užtrunkam kažkuriam pajautime, kažkas kaltės, kažkas klausime, kodėl man tai įvyko, kažkas kitur užstringa, bet mes visi vis tiek pereinam per panašius dalykus. Ir tas skausmas, jisai yra begalinis visiems, tik sakau, mes galbūt pasirenkam skirtingus išgyvenimo būdus. O kaip tavo vyrui sekės išgyventi? Išgyvenam. Kuris jūsų atveju buvo stipresnis? Ir vėl palyginimas, aš nežinau. Negalima lyginti. Mano vyras nešė kitus dalykus, kol aš galėjau būti su Alisa ligoniniai, jisai turėjo būti su Mate, rūpintis tuo likusiu pasauliu, tuo mūsų ankstesniu pasauliu, eiti darbą, kas man atrodo yra beprotiškai sunku, eiti dirbti, kai tavo mintis visai kitur, bet kartu tai galbūt ir pagalba užsimiršti. Mano vyras negali sustoti daryti. Jisai, aš negaliu daryti, aš negalėjau ilgai daryti. Ir paskui pajutau, kad mano kūnas net jau reit nelabai nori, jau kojos betoninės atrodo ir panašiai, o mano vyras negali sustoti. Nes kai tu sustoji, tu susitinki turbūt su savim. Tu priverstas tada pajausti ir ar mes imam piliulę, ar mes imam darbą kaip piliulę, ar kažkokius, anksčiau ir vėliau mes vis tiek turim save sutikti. Aš manau, kad neišvengiamai, tik tai tas gali užtrukti. Klausimas, kada tu leisi savo susitikti su savim. Kada tu leisi savo širdies paklausti, ką tu jauti ir kuom tu gyveni. Vis tiek turėsi tai padaryti anksčiau ar vėliau, tiesa? Man irgi taip atrodo. Vis tiek turėsi tai padaryti. Aš turėjau prabangą pajausti tai anksčiau. Leisti savo, nes aš kitaip negalėjau. Aš negalėjau nejausti. Mano jausmas buvo per didelis, kad aš galėčiau ieškoti būdų jo nejausti. Tiesiog, ar galima sakyti, ar užvaldė, ar aš tiesiog savo leidau tame būti. Gyvenimo aplinkybės leido tame būti. Žinau, buvau. Tuo metu buvau. Nesupratau apie ką, bet išbuvau. Bet kai tau buvo labai labai sunku tais momentais, tu turėjai kur pabėgti? Nebėgau. Su savim buvau. Tiesiog jau, ir kai jau atsibodo jau būti su savim, tada jau išeini į pasaulį, į mišką. Galėdavau eiti, nežinau, nesustodamai. Sustabdydavo tik tai, kad reikėdavo grįžti ar namo, ar kažkur kitur savo reikalais nueiti. Aš mačiau socialiniuose tinkluose, kad tu organizuoji miško terapijas. Nežinau, kaip tiksliai išsireikšti. Aš, kadangi šiaip dirbu su vaikais ir dar labai ilgai galvojau, kur man grįžti dirbti, nes atrodo labai bus skaudu.
bet supratau, kad visgi vaikai yra vienintelis mano kelias, kad man žymiai sunkiau būti tarp suaugusių ir bandyti būti kuo nesi. Aš su vaikais galiu būti kas esu. Ir tiesiog miško terapija, nepavadinčiau miško žaidimu, labiau, kur mes einam, bet irgi ieškam savęs, norint išgirsti. Tiesiog mano vedamų užsiėmimų dalis. Nėra taip, kad aš ten kviečiu tik tai vienur ar kitur. Aš stengiuosi apjungti visas savo žinias į savo vieną veiklą ir ieškoti kiekvienam tinkamų būdų būti su savim. Aš net supratau, kad mano užsiėmimai vedami yra apie sustok ir pabūk su savim ir ieškok būdų, kaip tai geriausia padaryti. Bet tu su vaikais eini į mišką? Taip. Ar kvieti ir suaugus? Arba su šeimomis? Taip. Miškas iš tikrųjų gali gydyti. Aš manau, kad Jis tai ir daro. Jeigu leidi. Viskam reikia leidimo. Leisti, kad tau kažkas padėtų, leisti savo paprašyti pagalbos, leisti išeiti į mišką ir pajausti, kad jisai gali paimti tavo bent mažą dalelytę skausmo, leisti kitiems žmonėms paimti dalelytę tavo skausmo, leisti jam būti toj nežinioj, kaip su tavim būti, kaip su tavim kalbėti. Viskas, man atrodo, yra apie tą tokį leidimą būti, leidimą jausti ir tiesiog viskam leisti būti. Bet tai kaip tu šiandieną, tiesiog laisvai, nuoširdžiai kalbėjai apie tai, tai kita netektis, neseniai, prieš 3 metus, ar ne? Ir kaip aš girdžiu kalbėdama kitus žmonės, arba tiesiog kai žmonės išgirsta, kokią temą aš kviečiu kalbėtis, daugeliu išsiplečia akis. Tai yra tokios sunkios temos. Geriau jų neliest. Tada gyvenimas yra, vėl truputėlį pabėgęs, jautiesi truputėlį saugesnis. Ir mes kiek žodžių turim, ar ne, kuriais mes užklojam tuos žodžius, kurie mums nepatogus. Mirtis, pavyzdžiui, mes sakome išėjimas, kad tai būtų lengviau, kad tai būtų minkščiau. Aš įsivaizduoju, kad tu norėdama kalbėti apie tai, kas tau svarbu, tu susiduri su atitinkama problema. Tiem kitiems žmonėms su tavim sunku kalbėti. Tai taip, ir ten irgi įvyksta tie nutylėjimai, kur tu supranti, kad gal ir labai norėtum pasidalinti, kaip tu gyveni. Bet tu supranti, kad tam žmogui gali būti per sunku tavęs klausyti, kad jam gali būti nepatogu, kad jisai iš tikrųjų nuoširdžiai nežino, kaip su tavim būti tame. Ir man atrodo, reiktų atsipalaiduoti tiem žmonėm, kurie yra šalia mūsų. Tiesiog būti savo tame neidealume ir nežinojime, kaip padėti. Tiesiog atsisėsti šalia ir pasakyti, aš esu čia ir aš galiu pabūti. Ir neieškot paguodo žodžių, nes jie dažniausiai būna tokie šabloniški, kur atrodo tada dar labiau supranti, kad tavęs nesupranta. Tai tiesiog leisti būti to žmogaus gyvenime savo ir nebijoti tų žmonių skausmo, nes jisai niekur nedings. Labai dažnai atrodo, žmonės laukia, kada tu grįši tą savo ankstesnį gyvenimą ir savo senąjį aš, bet jo jau nėra. Ir man atrodo, net ir mes, tokie tėvai, atrodo, stengiamės vėl sugrįžti į tai, kas buvo, bet taip nebus. Ir man atrodo, tai yra pagrindinis dalykas suprasti, kad senojo manęs nebėra. Ir man, ir kitiem žmonėm aplinkui, kad nėra to senojo manęs ir senojo gyvenimo, į kurį aš turiu grįžti. Aš jau kitame etape, aš jau nebe tas aš ir tiesiog nesistengti susigrąžinti tos praeities. Ar tu dar girdėjai iš savo artimųjų? Ne vis tiek, aš nežinau, turi pusseserų, pusbrolių, kažko, giminę turi, kurie irgi gyvena kažkiek tavo gyvenimo. Tu dar girdi, tau sako, tu turi paleisti. Artimieji man taip nesako, bet vienas tik buvo toksai, kur moteris taip žiūrėjo man į akis ilgai ir jinai leido savo pasakyti, bet tu matau dar jos nepaleidai. Ir aš dar iki dabar galvoju, bet kaip ir pirmai, man atrodo, užsiminu, kas tas paleidimas? Ką žmonės įsivaizduoja paleisti? Pamiršti? Nebemylėti? Turbūt taip.
nebeprisiminti. Juk pavyzdžiui, kai vaikas išvyksta į užsienį mokytis, tai tu jo nepaleidi. Tu vis tiek jį myli, tu apie jį galvoji, o kur man tą savo meilę padėti? Kas tas paleidimas? Bet aš labai nerandu atsakymo, ir man iš vis įdomu, ar žmonės supranta to žodžio reikšmę ir veiksmo. Ne žodis vienas, o kas yra veiksmas paleisti. Galbūt pamiršti. Ir pati pasakiau, ir pati pagalvojau. Galbūt, kai žmonės sako paleisti, tai reiškia pamiršk, leisk jam būti, kur jis yra. Tiesiog užmiršk, kad tavo gyvenime leisti ilsėtis ramybėje. Turbūt atrodo, taip. kad negali nei prisiminti, Turbūt nei taip. kalbėti. Ir aš nesuprantu, kodėl. Kodėl reikia pamiršti? Jeigu mano vaikas mirė, kodėl aš turiu gyventi taip, lyg jo nebūtų buvę? Bet man šito aš nesuprantu. Kodėl aš negaliu, kaip mama, kaip mylinti, be galo prisiminti ir jausti tą meilę, kur aš ją turiu padėti. Aš myliu. Aš esu mama Alisos ir Matės, mama tarp dangaus ir žemės, nežinau kaip pavadinti. Aš myliu. Ir jinai mane myli. Ta meilė, mes kaip dažnai šeimoje pasišnekam, koks keistas jausmas. Atrodo, kad jinai su mumis, kad jinai yra šalia, kad jinai gyva. Ir aš tada suprantu tą gyvenimą už fizinio pasaulio, už to, kurio mes nematome, bet kurį galim jausti. Kaip taip gali būti, kad visiems yra tas pats jausmas? Nežinau. Tai ta prasme, kodėl man apsimesti, kad to nėra? Aš suprantu, kad būtų visiems patogu, jeigu mes pamirštumėm savo skausmą. Pamirštumėm savo ilgesį ir ištrintumėm mane, kažkaip tais ir nebekalbėtumėm, nes būtumėm patogus. Su mumis būtų vėl patogu bendrauti. Kitiems. O aš noriu mylėti toliau. Ir aš leidžiu savo mylėti toliau. Ta prasme, leidžiu. Aš kaip savo, aš paleidau tą norą savo atsakyti klausimą iš vis, kodėl tai turėjo įvykti, kodėl aš turėjau palaidoti savo vaiką, savo rankomis jį užkasti. Aš nesuprantu, bet aš nesuprasiu. Neįmanoma to suprasti. Man atrodo, neįmanoma. Ir aš tiesiog paleidžiu šitą klausimą. Bet nepaleidi prisiminimų ir meilės. Ir nepaleidžiu to, kas vyksta dabar, nes Alisa nėra tik prisiminimas. Tai yra gyvas ryšys, gyvas. Ir aš kuriu ateitį, aš gyvenu dabartį, ne prisiminimas. Aš leidžiu būti toje meilėje ir ryšyje, nesvarbu, kad mano vaikas ten, kur labai faina. Tai yra, man atrodo, negerai užsibūti ir prisiminimas, nes tada tu lyg ir nebegyveni, nebūni dabartį, bet nedraudžiu savo ir prisiminti. Nedraudžiu savo paverkti, kai labai skauda ir kai labai ilgiuosi. Visai būna, visko būna. Matė nėra pasakius, kad, tu minėjai, kad jinai labai ir dabar yra ryšyje su savo išėjusia sese, taip? Taip. O nėra, pavyzdžiui, vaikiškom galvom šovusi mintis, o gal aš dar vieną sesę galiu turėti? Asmeniškai jinai pati taip, tokio pokalbio tarp mūsų nėra įvykę. Bet tas naujas žmogus nepakeistų Alisos. Aš dažnai papildytų šeimą, taip, papildytų, bet aš galvodama apie ar savo vaiką, ar įsivaikintą, nes tikrai buvo labai daug tokių patarimų. Tai jūs pagimdykit dar vieną arba įsivaikinkit. Bet aš nenoriu ieškoti pakaitalo, man dabar trūksta Alisos. Ir aš nuo to nebėgsiu, kad man trūksta Alisos. Nebėgsiu.
ir neieškosiu, kur nukreipti, nes ta meilė, kuri priklauso jai, lieka jai. Ir aš jos niekur kitur nepadėsiu, jokį kitą stalčiuką nepadėsiu. Ir jeigu gyvenime taip susidėlios, tebūnie, bet kažką specialiai daryti ir ieškoti sprendimų, ne, bus kaip bus, bet protų tokie sprendimai nepriimami. Įvyks kaip turi įvykti. Ta prasme, aš nemanau, kad tai būtų sprendimas tam, ką mes dabar jaučiam. Priminsiu pokalbio pradžioje, sakiau, kad tegu vadinasi šitas pokalbis prabanga jausti. Tai kas tai yra, mano pašnekovo tikiuosi jums ir paaiškino. Prabanga jausti. Neužmiršti, nepaslėpti, gyventi ir turėti ir džiaugtis tuo, ką turi. Štai surasiu dar tą įrašą, kurio dalį tik tai paskaičiau. Galiu pabaigti? Prašau. Tai buvo ketureilis, aš jį pakartosiu. Mylėsiu tave amžinai, brangi manęs visada. Kol plaka širdis, kol alsuoju, tu mano dukrytė esi. Ir dabar šie žodžiai įgyja kitą prasme, nei tada, kai glėbyje laikydama Alisą ir Matę, juos dainavau prieš miegą, skaitydama jų mylimą knygą. Apie mamos ir vaiko meilę. Aš jas ir dabar laikau savo glėbyje. Kiek kitaip. Ir tikrai norėčiau, kad būtų, kaip buvo. Bet dabar viskas yra kitaip. Bet yra, niekur nedingo. Neapsimesiu, kad yra kitaip ir aš mylėsiu toliau. Bendrausiu, kalbėsiu ir svajosiu. Apkabinsiu jas abi, Alisą ir Matę. Būsime kartu taip, kaip mokame dabar. Ir leisiu savo prabangą jausti. Ačiū, Milda. Ačiū tave. Ačiū labai. Štai tokia šiandieną tylus pokalbį.